testavimo. Šiandien užlūžo programėlė LT72, žmonės negalėjo rasti informacijos, kur rasti priedangas. Dar viena spraga, kad kai kurios mokyklos mokinius į stadionus išvarė ir skambino tėvam, kad atvažiuotų pasiimti. Tai ko bus imtasi, kad tokie dalykai, tokie jautrus dalykai nepasikartotų? Tai pirmiausia, dėl programėlės jau užduotis yra duota PAGDui, tai jie peržiūrės, kaip galima padidinti pralaidumą programėlės, nes labai didelis vartotojų srautas iš tikrųjų sutrikdė darbą, bet nepamirškim, kad yra dar tinklapis. Tai visi supuolė žiūrėti programėlę, bet dar yra tokių pačių pavadimų, lt72.lt yra dar tinklapis ir ten irgi lygiai ta pati yra informacija. Tai yra tos pamokos, kurias turime kuo greičiau išmokti ir pataisyti. Tai tas jau yra daroma ir apie tai irgi kalbėjome komisijoje. Su švietimo sistema tai blogai, labai buvo blogai. Ir noriu pagirti mokyklas, kurios tikrai buvo kaip pavyzdys, kurios ramiai, be jokio panikos kelimo išvedė visus vaikus į priedangą, taip kaip yra numatyta algoritmuose. Ir tikrai noriu tom mokyklom padėkoti už tokį gerą pasiruošimą. Tačiau pamatėme, kad tam tikrose vietose to pasiruošimo visiškai nėra. Jeigu yra skambinama tėvam ir prašoma pasiimti vaiką iš darželio ir mokyklos, tai yra labai blogai. Ir šiandien visai neseniai gavau iš švietimo ministrės žinutę, kad jau pradėti pirmieji veiksmai, bus informuojamos švietimo įstaigos, pirmiausia savivalda irgi bus informuojama, mes paruošime vienlapį, kuriuo turės susipažinti, o švietimo ministerija turės su švietimo įstaigos vadovais pasišnekėti, nes kiekviena švietimo įstaiga turi vadovą, kuris atsakingas už tokį pasiruošimą, kuris atsakingas už tam tikrų planų pasitvirtinimą, algoritmų įdiegimą, už pratybas. Kiek mes švietimo įstaigose turime pratybų, kiek mes turime testavimo pavyzdžių, kad vaikai žinotų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Tai dabar šiandieną parodė, kad matyt turime per mažai, jeigu tam tikri įstaigų vadovai nežino, ką daryti. Tai priežiūra tam bus daug didesnė ir tikrai pasirūpinsim tuo, kad pradėtų švietimo įstaigų vadovai dirbti, kaip turi dirbti.